Sveiki, šiandien mokysimės apie neapibrėžtinius integralus. Taigi visi prisimenam, kad jeigu turim kažkokį skaičių a kart x pakeltą n-tuoju, tai šito reiškinio išvestinė būtų tas pats skaičius a kart x laipsnis ir kart x pakeltą n minus 1. Tai ką mes darome? Tai mes turime kažkokią funkciją ir tada randame jos išvestinę. O kai skaičiuojame neapibrėžtinius integralus, tai mes turime kažkokią funkciją ir tada surandam jos pirmykštę funkciją. Tai iš esmės mes darom atvirkštinį veiksmą išvestiniam. Tai jeigu mes turime kažkokį skaičių b kart x pakeltą n-tuoju, tai šito reiškinio integralas būtų tas pats skaičius b kart x, bet jau nebe n minus 1, o n plus 1. Ir padalinta iš n plus 1. Tai jei aš integruočiau šitą reiškinį, aš turėčiau gauti šitą funkciją. Pamėginkim tą padaryti. A kart n kart x n minus 1 dx būtų lygų. Tai a kart n yra kažkoks skaičius, tai mes juos taip ir paliekam. Tada kart x ir x laipsnis turi padidėti vienu vienetu. Tai n minus 1 plus 1 bus tiesiog n. Ir tada padalinti iš x laipsnio ir pridėti prie laipsnio vienetą. Tai n minus 1 plus 1 vėlgi bus n. Tai kaip matote, šitie du skaičiai išsiprastina ir mes gauname lygiai tą patį reiškinį. A kart x pakeltas n-tuoju. Tai tarkim mes turime 2x kvadratu, tai išvestinė būtų 4x. O 4x integralas būtų 4 kart x pirmuoju plus 1 būtų x kvadratu ir padalinti iš naujo laipsnio, padalinta iš 2. Tai, kaip matote, mes gautume vėl tą pačią pirmykštę funkciją 2x kvadratu. Tačiau, jeigu mes turėtume funkciją 2x kvadratu plus 3, tai šio reiškinio išvestinė būtų 4x. Taipogi, jeigu aš turėčiau 2x trečiuoju plus 5 išvestinę, tai ji būtų 6x kvadratu. Kai ieškome išvestinių, visą laiką dingsta mūsų šitas narys, konstanta. Kadangi konstantos išvestinė yra 0. Tai kai mes skaičiuojame kažkokią reiškinio integralą, tarkim 6x kvadratu dx, jau čia suskaičiavome, tai žinome, kad šito reiškinio integralas būtų 2x trečiuoju, bet mums reikia visą laiką prirašyti konstantą. Štai šitą skaičiuką, kuris galėjo ten būti, bet išnyko. Tai leiskite duosiu jums vieną pavyzdį, kad viskas pasidarytų aiškiau. Mūsų prašo rasti neapibrėžtinį integralą reiškinio 3x5 plus 6x minus trečiuoju plus 5 ir minus x kubo dx. 3x5 integralas būtų 3 kart x ir 5 plus 1 bus 6 ir padalinta iš naujo laipsnio, padalinta iš 6 plus 6x minus trečiuoju. 6 lieka kart x minus 3 plus 1 bus minus 2 ir padalinta iš naujo laipsnio, padalinta iš minus 2. Plus 5. Penketas neturi x šalia savęs, tai mes tiesiog jį pridedame, bus 5x. Ir tada minus x ketvirtoju padalinta iš 4. Ir be abejo reikia niekados nepamiršti prirašyti konstantą. Pamėginkime išspręsti dar vieną pavyzdį. Tai integralas sinus x plus
5x kvadratu dx. Tai visi atsimenam, kad sinus x išvestinė yra kosinus x, o kosinuso išvestinė yra minus sinus x. Tai šiuo atveju integralas sinus x būtų minus kosinus x. Tai atsakymas būtų minus kosinus x plus 5x trečiojo padalinta iš 3 plus c. Ir pamėginkime gal dar paskutinį pavyzdį išspręsti. Integralas 3x kvadratu plus x padalinta iš x kvadrato dx. Tai šitą reiškinį mes iš karto galima susiskaidyti. 3x kvadratu padalinta iš x kvadratu plus x padalintas iš x kvadrato. Šitie x kvadratai išsiprastina, o šitas reiškinys bus tiesiog vienetas padalintas iš x. Tai dx. Šitas reiškinys buvo pavirstų į 3 plus vienetas padalintas iš x dx. Tai pirmo reiškinio integralą galima labai lengvai surasti. Bus tiesiog 3x. Antrasis reiškinys bus biškelį sudėtingesnis. Tačiau jeigu mes pažiūrėtume į išvestinių lentelę, mes sužinotume, kad vienetas padalintas iš x pirmykštė funkcija būtų ln x. Tai ln x išvestinė yra vienetas padalintas iš x. Tai vienetas padalintas iš x integralas bus ln x. Tai bus plus ln x. Tai iš esmės mums reikia atsiminti, kad neapibrėžtiniai integralai yra atvirkštinis veiksmas išvestiniam. Jeigu pakankamai gerai mokate ieškoti išvestinių, turėtų būti jokių problemų surasti ir neapibrėžtinius integralus. Tai kol kas tiek apie juos ir ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitame video.